Istorijoje, kuria remiasi neįtikėtinas skaitmeninis cirkas, personažas, kuris supranta, kaip viskas veikia, galiausiai nužudo kitus. Ir taip, Jacksas jau pasiekė tą tašką. Ir galbūt jau žinai, kad neįtikėtinas skaitmeninis cirkas yra paremtas istorija I have no mouth and I must scream, kaip pati kūrėja Gooseworks yra sakiusi. Ir mes tai galime puikiai patvirtinti. Matėme stiprią šios istorijos įtaką cirkui. Taigi, dabar prasideda rimti dalykai. Ar tai reiškia, kad 9-ame epizode, didžiajame finale, Jacksas kažkaip paaukos save, kad išgelbėtų kitus? Galbūt kalbama ne apie tiesiovinį jų išgelbėjimą, kad jie išeitų iš cirko tikrą gyvenimą, o apie jų skaitmeninės egzistencijos pabaigą pačiu žiauriausiu būdu. Būkime atviri. O kas jei niekada nebuvo jokio išėjimo, jei tikrame gyvenime jų nelaukia jokie kūnai, nes viskas rodo, kad Jacksas ketina kažką padaryti, kad išlaisvintų kitus, ne kaip herojus, o kaip tas, kuris pirmas suprato tiesą. Šiame vaizdo įraše mes nagrinėsime, kodėl Jacksas paaukos save 9-ame skaitmeninio cirko epizode. Pirmiausia, turime išsiaiškinti, kodėl būtent Jacksas. Galbūt pastebėjai, kad daugelis žmonių kalba apie tai, kaip Jacksas vis labiau tolsta nuo grupės einant epizodams. Ypač su 9-ojo epizodo vaizdu, kuriame jis atrodo blogai. Daugelis tai susiję su Tedu, veikėju iš neturiu burnos ir turiu rėkti, kuris supranta, kad niekada nebuvo išeities ir galiausiai padaro neįsivaizduojama, kad išlaisvintų kitus. Bet manau, kad yra daug daugiau dalykų, kurie patvirtina šią teoriją, jog Jacksas bus tas, kuris išlaisvins visus. Jei prisimename, neseniai kilo ginčas su kūrėja Gooseworks, nes viename tinklalaidėje ji pasakė, kad pagrindiniai veikėjai nuostabaus skaitmeninio cirko buvo Pomni ir Jacksas. Daugeliui tai nepatiko, bet dabar, kai artėjame prie paskutinės serijos ir išanalizavus 8 seriją, tai pradeda atrodyti labai logiška. Pagrindė todėl, kad per visus epizodus Jacksas iš pašaipūno ir beveik skriaudiko tapo vis labiau atsiribojusiu ir vis keistesniu. Atrodo, lyg jis po truputį prarastų sveiką protą dėl visko, ką patyrė skaitmeninėme cirke. Ir manau, kad po pokalbio su Kingaru 8-oje serijoje Jacksas pagaliau patvirtino tai, ką jau įtarė, kad iš tikrųjų nėra jokio išėjimo. Ir būtent tai nutinka Tedui. Aš neturiu burnos ir privalau rėkti. Laikui bėgant, Tedas supranta, kad dirbtinis intelektas, kuris juos įkalino, keičia viską, nuolat juos kankina ir neleidžia jiems mirti. Po visko, ką jie patiria, Tedas prieina prie paprastos išvados. Vienintelis būdas pabėgti – tai mirti. Jei pažvelgsime į skaitmeninio cirko epizodus, Jacksas tapo vis labiau apatiškas. Jis pradėjo sakyti šaltesnius dalykus, pavyzdžiui, kad kiti yra jo žaislai, kad jis niekam nerūpi, arba netgi tada, kai metė Pomni iššūkį jį nušauti. Čia jis jau jam nebesvarbu, kas vyksta. Jam niekas nėra tikra. Viskas veikia tarsi tai būtų žaidimas. Ir tai pastebėjome ne tik mes. Daugelis gerbėjų taip pat pastebėjo, kad Jacksas elgėsi taip, lyg niekas nebūtų tikra. Tarsi viskas būtų tik žaidimo dalis. Naujausiuose epizoduose taip pat pamatėme, kad jis tikrai prisimena savo draugus ir kad giliai viduje vis dar turi jausmų. Tačiau tai svarbu, nes tai keičia kontekstą. Nes tokie požiūriai kyla ne tik todėl, kad jis nieko nejaučia, bet greičiausiai todėl, kad jis jau žinojo, kas vyksta ir nenorėjo to priimti. Netgi įmanoma, kad jis apie tai kalbėjo su kitais personažais dar prieš jiems atsiribojant ir ši patirtis jam liko. Ir dar yra vienas labai svarbus dalykas. Jacksas, nepaisant visko, ką patyrė, neatsiribojęs. Net ir po to, kai išgirdo, ką pasakė Kingeris. Taigi, jei jau matėme jį beveik atsiribojantį, kodėl jis to nepadarė, net ir po to, kai išgirdo tai, ką jam buvo sunkiausia priimti. Be to, vėliau matome, kaip Keinas jį naudoja kaip dantų siūlą ir vis tiek jis tai ištveria neatsiribodamas. Net ir po to jis toliau eina kartu su grupe. Tai rodo labai aiškų dalyką, draugai. Jacksas žino kažką, ko kiti nežino. Ir tai pasakęs, pasiruoškite, nes dabar ateina svarbiausia dalis. Kaip atrodys Jackso pasiaukojimas? Istorijoje neturiu burnos, bet privalau rėkti, Tedas supranta, kad nėra jokio išsigelbėjimo ir niekada jo nebuvo.
Norėdamas nustoti kentėti, jis prieina prie paprastos išvados. Vienintelė išeitis – nužudyti kitus. Nes dirbtinis intelektas neleidžia jiems mirti ir laiko juos gyvus, kad galėtų kankinti amžinai. Kai dirbtinis intelektas trumpam praranda budrumą, Tedas labai greitai juos visus nužudo. Ir taip, teoriškai, jis juos išlaisvina. Tačiau jis lieka. O kai dirbtinis intelektas supranta, ką jis padarė, jį nubaudžia. Jį paverčia būtybę, kuri negali nei kalbėti, nei judėti, ir palieka jį taip kentėti amžinai. Todėl Tedas tampa vis šaltesnis ir logiškesnis. Jis yra tas, kuris galiausiai priima svarbiausius sprendimus. Kažkas panašus į Jacksą. Skirtumas tas, kad Jacksas laikosi atokiau. Jis tapo šaltesnis ir mieliau rinkosi savo erdvę apmąstymams. O 8 epizode, kai jie kalbėjosi su Kingeriu, jis pirmasis pasakė, kad nukreips Keino dėmesį, kad šis jų neklausytų. Ir tai nėra atsitiktinumas. Jacksas jau elgėsi kaip žmogus, kuris žino, kad turi kažką padaryti. Taigi, jei palyginsime šią istoriją su žaidimo istorija, klausimas aiškus. Kaip Jacksas išlaisvins kitus? Yra keletas galimybių. Pirmoji yra pati žiauriausia. Ir ji labiausiai primena originalią istoriją. Jacksas galėtų rasti būdą, kaip priversti personažus nustoti egzistuoti. Galbūt priversdamas juos patirti abstrakciją. Beje, nuo pat pradžių bandomajame epizode egzistavo teorija, kad abstrakcija yra vienintelis kelias. Kita galimybė yra Keino kabinete. Ten matome kelis laidus, kurie galėtų būti jungtys. Personažų neuroninių duomenų. Ir tai gali būti patvirtinta, kai Kingeris naudoja kompiuterį, kad pristabdytų Keiną ir pasiektų failus. Čia matome, kad visi personažai turi neuroninį nuskaitimą. Nors tai galėtų padaryti Jackso auką dar niūresnę. Šis faktas, kurį mums pateikė Keinas, reiškia, kad personažai gali būti tik kopijos ir kad niekas jų nelaukia tikrame pasaulyje. Tai reiškia, kad nėra kūno, į kurį būtų galima sugrįžti. Beje, tai teorija, kurią jau matėme ankstesnėme vaizdo įraše. Ir čia ją palieku jums, jei dar nematėte. Kita galimybė – naudoti kompiuterį, kad pašalintų save po vieną, taip kaip Kingeris pašalino Keiną. Ir tas, kuris turėtų tai padaryti, būtų Jacksas. Problema ta, kad bandydamas pašalinti save, gali nepavykti. Sistema gali tai uždrausti. Arba Keinas galėtų sugrįžti iš likutinių failų. Prisiminkime, kad kai ką nors ištriname, nesvarbu, ar tai būtų kompiuteryje ar telefone, tai nėra visiškai pašalinama. Visada lieka likutiniai failai, kuriuos galima atkurti. Ir ši teorija susijusi su tuo, ką jau matėme. Jacksas buvo pirmasis, kuris pasisiūlė atitraukti Keiną, kol kiti judės į priekį. Tai atitinka žmogų, kuris jau prisiėmė savo vaidmenį. Bet nepamirškime, ką pasakė Kingeris. Nėra jokio išėjimo, nes jis niekada nebuvo sukurtas. Taigi manau, kad Kingeris, padedamas kito kompiuterio, galėtų sukurti išėjimą iš skaitmeninio cirko. Tačiau gali būti, kad Keinas sugrįš iš likusių failų. Arba netgi kita dirbtinio intelekto sistema, kaip ta, kurią matėme failuose, į kuriuos pateko Kingeris, gali būti ta, kuri neleidžia visiems išeiti. Kažkas panašaus į tikrąjį skaitmeninio cirko piktadarį. Keinas buvo tik jos marionetė. Iš tikrųjų, blogasis dirbtinis intelektas arba tas, kuris teoriškai yra AM, piktadarys iš neturiu burnos ir turiu šaukti. Kai kurie taip pat mano, kad Bablas yra kita dirbtinio intelekto sistema, kurią matome archyvuose, tikrasis piktadarys. Iš tiesų, mes jau turime teoriją kanale, kurioje paaiškiname, kodėl manoma, kad Bablas yra virusas. Tai galėtų gerai susijęti su šia mintimi, įskaitant tai, ką jis pasakė 8 epizode. Palieku jums čia, jei dar nematėte. Taigi, bandant pabėgti arba sukurti naują išėjimą, Jacksas galėtų būti tas, kuris atitraukia arba sustabdo šį dirbtinį intelektą, kol kiti pereina arba daro tai, ką turi padaryti. Ir tokiu atveju Jacksas neišeitų. Jis liktų ten amžinai, o tai galėtų atverti antrąjį skaitmeninio cirko sezoną, kuriame veikėjai bandytų sugrįžti jo išgelbėti. Na, o ką jūs manote? Ar manote, kad Jacksas bus tas, kuris pasiaukos? O gal turite kitą idėją? Gal žinote, kaip būtų galima išeiti iš skaitmeninio cirko? O galbūt niekada nepavyks išeiti? Lauksime jūsų komentarų.